Kągi, labą dieną. Šį kartą turim 3070 Evgos. Matom, plomba jau pažeista. Korta įsigyta per Facebooką. Va, matot susirašinėjimą. Kaip tam vienas iš tų momentų, kad meistras nežinojo, kas su juo negerai, tai kaip ir okei. Bet mano pasakymas, dzin svarbu lustas būtų gyvo, visas kitas šotas, netikėjau, kad jisai pavirs teisybę. Kad bus pranašiškas pasisakymas. Žodžiu, ardausi kortą. Backplate švarus. Bet apvertus į akis iš karto krenta saugiklis ten 12 voltų ir kad trūksta vieno darmoso ir vieno kondensatoriaus. Tai pradžioj pasimatuoju, ar nėra trumpo. Va čia va tada atsiranda baimė, ar lustas gyvas. Nes jau meistras Vitalijus čionais nerši. Tai kadangi čia yra trūkumas, apsižiūriu, kas gali būti dar padaryta kortai. Yra ganėtinai sunku, kai nesi pirmas. Čia va kyla įtarimas ant apatinio darmoso, po to, kur nuimtas. Ok, bet tai tada reiškia, reikia pradėti biškai apsitvarkyti kortą ir pradėti kapsyti, kur kame šaknis. Ieškos sliekų. Pirmiausia, pradedam nuo saugiklio keitimo, nes 12 amperų jisai yra per silpnas. Na, aišku, prieš keitimą dar apsižiūrėjau visą kitą. Saugiklis nors ir geras. Bet dedam tas, kas priklauso. Tekstolitas yra ganėtinai storas ir imlus šilumai, tai iš karto prilipo vėlytė, kaip čia pavadinti, karštas oras padėjo ją išlaisvinti. Atsišviežinu fliusą ir įstatau saugiklį tokį, koksai priklausom. Čia labai daug dėmesio saugiklio litavimui, bet atkreipkite dėmesį, kaip gražiai gavosi, lyginant su to, kaip buvo. O, viena vieta išspręsta, gera pradžia, pusė darbo. Taip, toliau greitas apsimatavimas detalių aplink nuimtą darmosą. Čia konkrečiai buvo feedbackas, 12 voltų tiekimas good, berods PVM signalas irgi good. Peksas 10 tomų nėra, bet viskas čia normos ribose. 1.8 yra per mažas. Turėtų būti
apie 1,5 kilo, bet ir buvę, kad ir veikia su 600 ohmų. Taip, visi kiti drosliai tvarkojant, tai jungiam maitinimą. Trumpo kaip tam jungimo akivaizdaus nesimato ant kortos. Jungiam maitinimą, pasižiūrėsim, ko trūksta, kokio signalo trūksta. DRMOS kol kas nelituoju. Pasidedu saugiklius iš šono. Taip, korta ima 0,03 ampero. Tuo tarpu 12 iš vienos ir kitos turim. 5 voltus turim. Čia tai 5 voltai tikriausiai valdo ventiliatorius ir apšvietimą. Maitinimo atminties neturim, pekso neturim, nes nėra 1,8. Pagal power sequence po 5 voltų turėtų atsirasti 1,8. Nu, dar tam tarpe yra 3,3 sequences. Tai pagrindiniai maitinimai yra. Tai pati mikroschema 1,8 akivaizdžių pažeidimų neturi. Tai traukiam bordviuvą į pagalbą. Bordviuvas yra nuo MSI-aus kažkokio. Tai išdėstymas detalių visiškai netitinka, bet bendrą vaizdą galima susidaryti. O mums pagrindinio reikia 1,8 enable. Enable nėra. Net iš antro karto matuojant jo vis tiek nėra. Tada žiūrim, iš kur jisai ateina. Jisai paprastai enablas turėtų ateiti per 0 ohmų varžą. Tai visam kontaktų tinkle pasižiūrim, kur yra nulinė varža. Ja fone pasimatuoju, kad jinai ir yra nulinė varža, 0 ohmų. Toliau žiūrim, kur jinai eina. Kur nueina toliau. O toliau jinai nueina į U26 logiką, čia dar per kelis komponentus. Kadangi bordviuvo išdėstymas netitinka, tai pradžioj pabadžiau ne ten, kur reikia. Čia yra kažkokia logika, bet ne tai, ko reikėjo. Žodžiu, pasitikrinu dar kartą, kad 5 voltai yra. Ir va čia ekrane yra kaltininkas, ant išėjimo nieko nėra, ant vienos kojos, čia yra ant antros kojos. Žodžiu, ant pirmos kojos 4,31 volto, kas yra nestandartinis voltažas. Ant pirmos kojos, kur yra su baltu pažymėta, ten kaip tam enablas 1 yra, o vidurinios kojos enablo nėra. Bandau susigaudyti, kaip čia taip yra, kad nėra. Antros kažkokia logika. Kampe per mikroskopą matosi mikroschema, į kurią ateina 5,33 ir jinai turėtų išduoti 3,3 volto, o išduoda 4,31 volto. Sugriauta loginė grandinė. Vienoj pusėje varžos yra 4,31. Bet ant pačios mikroschemos, ant logikos nėra. Varža turi būti 10 kilo ohmų, taip ir yra. Nominalas nepabėgęs. Tai kaltininkas reiškia ir šitas logikos elementas. Pasimatavus varžą ant tos kojelės, tik tai 2 ohmai, tai reiškia, jinai turi viduje užsitrumpinusi. Į trasą traukiam donorą. Gal pradžio tik tai šitą nusiemu. Ir nusiemęs pasimatuoju. Taip, visoje linijoje 97 kilo ohmai. Reiškia, visi kiti elementai ant tos kojos trumpino pati detalė. Čia yra 3070 F-gos irgi
plokštė, tekstolitas. Nuo šito tekstolito irgi buvo maitinimai su problema su propeleriais, kažkas ten neveikia. Tai va 3070 čipas nukeliavo ant baltos Asus 3070, kur padariau 16 GB. Na, o šita liko va tokiems projektukams. Taip, komponentas paruoštas pastatymui į savo vietą. Detalės žinau, kad ganėtinai smulkios. Čia susigraibyti tai yra ką veikti. Ir va vėjui papūtus iš feno jos labai lengvai skrenda. Ir labai sunkiai ieškosi paskiau. Tai, kad antrą kartą nenupūstų, prisnargliuoju su lituokliu. Čia šitoje vietoje seno bešvinio lydmetalio nenuvaliau. Nevargau. Esmė, kad veiktų. O ten, kur abejoju kontaktų gerumu, tai tiesiog papildomai su lituokliu patobulinu. Taip, matuojamės, ar mikriuškė gera nuimta nuo donoro. Taip, tie patys 90 kOm. Linija sveika gera. Kampe rodo laboratorinis blokas užstrigęs ant 0,03 amperų, bet čia, kaip tam jisai dabar maitinimas išjungtas, tai tiesiog USB kontakto nėra tarp kameros, tai va stringa vaizdas, kitą reikia atnaujinti. Va. Pasijungiau kamerą, jau maitinimai kaip ir visi yra. Korta pašoko suvartojimas iki 1,6 ampero. Žiūrim, ką turim. Atminties maitinimas yra. Peksas turim. 1,8 turim. Tai dabar, kad pasitikrinti visas fazes, kaip jos čia dirba, tai jau traukiu normaliai oscilografą. Na ir žiūrim, ką turim. Oscilografas normaliai nenustatytas, bet vat, matosi, kad šita fazė yra kreivai. Tai jinai yra ketvirta nuo viršaus, tai būtent sekanti po ta, kur nuimtas darmosas. Tai va, jinai tokia kreiva. Ir šitoj vietoj korta nustojo veikti. Dingo vėl visi maitinimai, vėl turim 0,03 ampero. Ir gedimas atsikartojo. Ieškosim toliau. Pakeistos detalės antra koja, vėl 6 ohmai. Kas reiškia, kad jinai vėl išėjo iš rikiuotės. Norėtųsi atstatyti kortą taip, kad jinai veiktų bent kažkiek ilgiau stabiliau, kad galima būtų išsimatuoti su termovizorium, gal kas kaista, gal kažkoks signalas susigaudyti. Tai va, tai tada grįžtu atgal prie DRMOS-ų, aš jau jį pasižymėjęs ir va čia matosi, kad šiek tiek ne taip. Arba jisai jau buvo lituotas ir neprilituotas, arba tai, kad trūksta viršutinio DRMOS-o, o jeigu jie dirba poroje, o šito dabar tiksliai pasakyti negaliu, nes nežiūrėjau schemų,
Tai gali būti, kad jo darbą įtakoja brolio nebuvimas. Tai žodžiu, prieš dedant dermosus, nuo to pačios senos F-gos nusiemu donorinius. Ten maitinimai buvo visi tvarkoje, tai visi dermosai yra sveiki, geri. Nes aš turiu tik tai vieną tokį likusį naują, o jeigu jie dirba poroje, tai geriau dėti 2 iš tos pačios serijos. Tai va čia neužilgo pamatysit, kaip sproksta kondensatoriai. Va, iššovė ir popkornas dar vienas nušoko. Tai tiesiog, kadangi čia nuiminėjant nuo donorų, tai apačią statau 500 voltų 500 laipsnių, iš viršaus 500 laipsnių, kad kuo greičiau nusimtų ir tada tik paputi, bet nusiema kaip tam ir pačios detalės iššokinėja. Taigi, prilituoju dermosus. Dar trūksta čia vieno kondensatoriaus elektrolitinio, bet aš jau jo nededu, čia dabar didelės įtakos tam neturės. Ir ką padarėm? Saugiklį pakeitėm, 2 dermosus pakeitėm, kondiko nedėjom, pakeitėm loginį elementą. Šneku daugiskaitą, bet realiai aš čia vienas dariau. Ir taigi, korta vis dar 0,03 ampero ima ir grįžtam prie tos pačios vietos, kaip čia yra. Kodėl šita loginė mikroschema amžinai nukepa? Tada pradėjau viską matuotis, ieškoti kas gali ją įtakoti ir kilo mintis įsižiūrėti varžas grįžtamas. Na, čia kaip tam uždėjau radiatorių su ta mintim, kad kai kaista labai pradeda kilti amperažas ir galbūt neatlaiko kortą. Bet problema buvo ne radiatoriuje. Kaip tam užteko energijos ir laiko tik tai pusiai propelerio apsisukimo. Žodžiu, vėl ardausi ir vėl žiūriu, kur sliekai pakasti. Tada kilo mintis susimatuoti, kaip čia, dermosų valdymą tikriausiai. Ir kas turėtų būti 2,2 ohmo. Tas dermosas, kuris buvo nuimtas, turim 16 ohmų. Nors viršų ir apačioj yra po 2,2 ohmo. Keičiam varžą. Gavosi kažkaip taip. 1,8 ohmo, nes dar tekstolitas karštas. Taigi, finale gavosi taip, kad teko nuimti to minutėlę aš atsuksiu ir pristabdysiu. Kur čia ta vieta? Taip, tai varža. Įrašinėjau tiesiogiai, kad nereikėtų per 5 kartus vėl iš naujo viską pasakoti, nes paskui galiu ir pamiršti. Tai netyčia pauzę ne ten paspaudžiau. Žodžiu, finalas yra toksai, kad šita mikroschema Holtekas, kuris valdo visus pašvietimus, jisai trumpino. To pasiekoje mikroschema, iš kuri turėdavo išduoti 5, tokia mažas spogas, kur sakiau prieš tai, tai turėjo ant išėjimo būti 3,3 volto. O duodavo 4,21 volto ir dėl to gesindavo. Kadangi jau prasmės, kai Holtekas nuimtas, tai jau nebus normalaus nei propelerių valdymo, nei apšvietimo, nebetenka prasmės prie šito tekstolito krapštytis. Nuiminėjau lustą. Čia dabar praėjo kokios 4 valandos prie šitos kortos. Nuiminėjau lustą ir kadangi turiu 3070 GB Aorus masterį
su ekranėliu. Tai vat išsitraukiau aš tą donorinį. Čia pas ją buvo su maitinimo problemos ir užsitrumpinęs 1,8 ant lusto ir teko tą lustą išmest. Tai dabar dedam šitą nuo EFGOS. Šitam tekstolitui visi maitinimai atstatyti, išsibandžiau viskas ok, betrūko tik tai čipo. Tai va jau kortą, čipas, lustas prilituotas, kortą išsibandžiau, vaizdą duoda, tik tai reikia susitvarkyti su termo interfeisu. O tada parodysiu FPS-us, temperatūras ir dažnius. Lustas sėdi švarus, tai šito fliuso pertekliaus niekur nėra. Atmintis Samsungas. Pabandžiau pavalyti tuos X-us baltus, bet dėja, nevargsim, dabar eisiu prie termopadų keitimo. Ir čia, jeigu žiūrėti termopadus, tai iš kairės į dešinę yra 1, 1,5, 1, 1 ir ant atminties 2 mm. Jeigu kam įdomu. Ant backplate'o irgi uždėjau 3 mm gelido. Blogiau tikrai nebus, o naujas interfeisas. Surinkinėju ir dedu į kompą. Temperatūras matote ekrane. Čia bandausi su vienu biosu, kadangi korta turi 2 biosus, tai aš su vienu pasibandau ir su kitu pasibandau. Čia bioso perjungimo momentas. Tai va, važiuojam, šitą kortą duoda apie 30 fps. 40-70 duoda apie 50 fps, o 20-60 duoda iki 20 fps ant to pačio testo, tom pačiom sąlygom, ant to pačio procesoriaus. Tai 30-70-30 fps nėra blogai, skaitau. Ir toliau eina testai. Tiek žinių. Korta veikia. Vienas defektas, tai tik tai prie ekranėlio yra trumpas, nedidelis mechaninis pažeidimas, suskilusi plasmasė. O visa kita, viskas tvarkoj. Ką, ačiū žiūrėjusiems. Visiems geros dienos. Like, koment, prenumerat. Ate.